Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją How-To. Šiame vaizdo įraše kartu nagrinėsime, kaip valdyti traktoriaus galinę pakabą. Kai variklis užvedamas, pakaba yra užblokuota. Naujos kartos Massey Ferguson kabinoje atrakinimo mygtukas yra dešinėje konsolėje. Jis turi būti žalias, kad pakaba būtų atrakinta. Kitose Massey Ferguson kabinose reikia manipuliuoti su kabinimo mechanizmo valdiklį, perkeliant ją į padėtį aukštyn, žemyn ir tada aukštyn. Tuomet pakaba bus atrakinta. Priklausomai nuo traktoriaus konfigūracijos, pagrindinis valdiklis yra ant daugiafunkcinio pulto arba ant dešiniosios konsolės. Dešiniosios konsolės gale taip pat yra valdiklis, kuris leidžia impulsų valdyti prikabinimo įtaiso padėtį, o tai patogu, kai per prikabinimo etapą apsisukate. Ant porankio rasite rankenėlę, kurią galima reguliuoti darbinį gylį, kuris veikia kaip apatinis traukės ribotuvas. Toliau eikite į pagrindinį meniu, tada į traukos meniu. Pirmajame puslapyje rasite didžiausio sukabinimo aukščio nustatymus ir nusileidimo greičio. Viršuje esančiame slankiklyje galite įjungti automatinio valdymo režimą. Šios nustatymus priklausomai nuo traktoriaus modelio galima atlikti tiesiogiai iš ekrano naudojant slankiklius arba potenciometrais esančiais ant dešiniojo kabinos statramsčio. Čia matote esamo galinės pakabos aukščio indikatorių. Ekrano apačioje kairėje pusėje rasite galinės pakabos kėlimo greičio nustatymą. Nustačius 100% nuostatą, galinis keltuvas pasieks didžiausią greitį, o nustačius 0% jis liks nejudrus. Dabar pereikime prie antrojo meniu, skirto traukos ir padėties valdymui. Šio meniu kairiuoju šliaužikliu galima reguliuoti arba rodyti, priklausomai nuo jūsų traktoriaus modelio, prioritetą tarp traukos valdymo 100% ir padėties valdymo 0%. Dešinysis lankiklis leidžia reguliuoti traukos kontrolės jautrumą. Šis parametras galimas ne visuose modeliuose. Taip pat turite esamos trauklės padėties indikatorių. Apačioje kairėje pusėje galite reguliuoti ir įjungti buksavimo kontrolę. Šis parametras nustato buksavimo kiekį, kuriam esant galinis sukabinimo įtaisas bus prikeltas, kad atgautų trauką. Taip pat galite matyti buksavimo vertę realiuoju laiku. Buksavimo kontrolę taip pat galima įjungti tiesiogiai dešinėje ekrano pusėje. Centrinėse reikšmėse rodomi kiekvienos sukabinimo svirties jėgos juostos rodmenys procentais, taip pat centre rodoma vidutinė reikšmė tarp jų. Paskutinis galinės pakabos puslapio meniu susijęs su automatiniu galinio kardaninio veleno įjungimu, atsižvelgiant į pakabos padėtį. Šią temą galima rasti specialų MF How-To vaizdo įrašą. Galiausiai ant galinių traktoriaus sparnų yra valdikliai skirti naudoti galinę pakabą įrankių prikabinimo etapuose. Yra saugos funkcija, kuri reikalauja manipuliuoti aukštyn žemyn aukštyn, kad pakaba galėtų judėti. Dabar esate pasirengę visapusiškai naudotis šią funkciją lauke. Atėjo jūsų eilė išbandyti.